Taigi dar kartą visiems, sveiki visi, įrašą pradėjome, tai ir prasideda mūsų susirinkimas. Kvorumą tikrai šį kartą turime, kitaip negu praeitą kartą dalyvauja beveik visi. Nematau tik tais Arūno ir Donato. Jo, visi kiti yra. Tai gal jie prisijungs eigoje, bet šiaip tai mes jau kaip ir pradėjom tos klausimus svarstyti, tai spėju, kad darbotvarkei galim pritarti. Tai darbotvarkė būtų, kad aptartume mūsų įvykusios apklausos dėl divizionų, dėl mėgėjų diviziono tauriai rezultatus. Pažiūrėsim, ką jie tai rezultatai sako ir kaip mes galim toliau dirbti. Ir antras klausimas būtų dėl paraiškų startavimo 24 metų sezonui. Tai manau, kad čia būtų pats laikas tas paraiškas jau irgi paleisti, jeigu mes turėsim kažkokių pastabų, pasakysim. Tai turbūt galim pritart šitai darbotvarkei, nes kol įrašas dar buvo neprasidėjęs, mes jau buvom pradėję darbus. Tai tada pristatysiu pirmą klausimą. Mes turėjome apklausą žaidėjų, iš viso atsakė 109 žaidėjai, užpildė licencijuoti dėl 24 metų taurės sezone įsteigimo mėgėjų diviziono iki 850 reitingo žaidėjams. Tai trumpai pristatysiu, kad 79 procentai sutiko, kad sutinka su tokiu pasiūlymu, 13 procentų nėra tikri ir 7 procentai, virš 7 procentų griežta ne pasakė. Tai tų pasisakiusių ne argumentacija pagrindinė tokia, kad tiesiog susilpnėtų mūsų taurės divizionas ir profesionalams būtų, tiems geresniems žaidėjams būtų gal mažiau noro dalyvauti, kai būtų mažiau žaidėjų. Tai čia turbūt tokia pagrindinė argumentacija, o dauguma pasisako taip ir tiesiog dabar mūsų galim kartu padiskutuoti, kokia yra mūsų nuomonės. Ir turbūt dar vienas pagrindinis klausimas, gal antras po pirmo klausimo būtų, kaip mes tai padarytume, ar darytume vieną dieną ir, ar jungtume su kažkokiais divizionais, ar mėgėjų darytume atskirą ir panašiai. Tai va čia šitą galėsime apsitarti visi kartu, kadangi buvo paprašyta Darius pakomentuoti, kokie ten gali būti, matau, kad Darius dar nieko neparašė, kad Darius, kadangi negali kalbėti po disc golfo, tai paprašėm Darius parašyti tiesiog, Laurinas buvo užklausęs, kokie gali būti minusai, kodėl kai kurie žaidėjai balsuoja ne arba nesu tikras, tai tiesiog, kadangi Darius sakė, žino savo nuomonę, tai parašys. Arūnas matau, kad prisijungė ir Donatas rašė, kad nebus. Tai vat visi, kurie, kaip sakant, turėjo, tai visi ir yra. Arūnai, mes tave, žinok, negirdim. Girdit dabar? O, girdim, okei. Tai va, tai Darius, kaip ir minėjau, Darius bando rašyti. Ar dar kažkas gal nori kažko pasisakyti tuo pačiu klausimu, ar matot kažkokių pavojų, kaip reaguojate į tą apklausos rezultatus, nes, kaip ir minėjau, beveik 80 procentų žmonių pasisakiusių licencijuotų norėtų, kad būtų toks divizionas. Tai kol Darius rašo, Skirmantai keli ranką, prašau. Tai rizikos yra tokios, kad gali sumažėti tie divizionai, kurie yra dabar. Ir kai mažėja divizionai, tai kartu mažėja prizinis fondas, mažėja motyvacija. Čia praeitam posėdį truputį svarstėm, gal kažkaip reiktų kompensuoti ir spręsti tą klausimą, kad ten ta dalis starto mokesčių nebūtinai eitų mėgėjam, o mėgėjam gal tiesiog kažkokie labiau simboliniai prizai, po diską iš rėmėjų ar panašiai, o kad ta dalis vis dėlto eitų profam. Ir čia ne tik MPO, bet čia net labiausiai MP40, MP50 galėtų nukentėti, nes ten pusė per pusę iki 8 PM ir virš 8 PM. Ir jo, jie tiesiog sumažėtų. Šiaip, kaip sako, ar nesusilpnėtų, tai aš galvoju, gal čia priešingai būtų, nes jeigu lieka stipresnieji divizione, tai jiem gal dar įdomiau nuo pirmo rato žaisti su tokiais pastiprintais žaidėjais. Pirmam rate nebėra tos galimybės, kad patekti grupės su žemesnio reitingo žaidėjais. Dabar, kaip aš suprantu, pagrindinis tikslas čia kažką keisti, tai viena, žaidėjam truputį motyvacijos tiem vidutiniokam, kad tai yra galimybė kažką laimėti, tokia
O kitas dalykas, tikimės pritraukti žaidėjus, truputį daugiau žaidėjų, kurie gal dar taip nelabai drįsta dalyvauti, bet matydami mėgėjų divizioną gal labiau įsitraukti. Ne? Ir dar mano toks pastebėjimas, kad, pavyzdžiui, šiuo metu mes tokiai tarpiniai situacijai, pagal tai, kiek dalyvauja žaidėjų, į vieną dieną netelpam, per 2 dienas gaunasi vienas toks normalus turnyras, o kitas toks mažokas, nes ta kitų divizionų diena tai yra apie 40, 50, kartais net 30, bent kažkiek žaidėjų. Nu, būtų labai faina vis dėlto turėti abi 2 dienas tokias labiau subalansuotas, kad bent jau 50-60. Tai mano paties pagrindinis rūpestis tai yra, kad jau čia perinant truputį prie to klausimo, kur dėti mėgėjus, jeigu juos darom, taip sudėlioti divizionus, kad nebūtų kažkuri diena su labai mažai žaidėjų, kas būtų mažiau 50 žaidėjų. Tai aš variantus čia ir dėliojau pagal šių metų statistiką. Gal čia 4 iš viso variantai, kokie gali būti. Ir žiūrėjau, kas kaip gaunasi ir pagal tai bandžiau spręsti, nors tokio labai vienareikšmio atsakymo kaip ir nėra. Na, plus dar klausimas, kiek čia pauktų žaidėjų. Vat, nežinomasis, tas mes tikimės, kad daugiau mėgėjų prisitrauksim. Sunku pasakyti, kiek. Pagal esamą statistiką, pavyzdžiui, atskirai mėgėjus, palikus jam atskirą dieną, na, sviruotų, čia ypač gal Rietavas buvo ypatingas toks etapas, kurio mėgėjai nelabai atvažiavo, tik 19 buvo. Tai tas žaidėjų skaičius, 19, tarkim, kitas nuo 27 iki 50. Ganėtinai nedaug. Jeigu augimo nebus, tai tada taip padalinti, kad mėgėjai vieną dieną, o visi kiti kitą, nelabai verta būtų. Iš kitos pusės, jeigu tikimės augimo, tai kiti variantai, pavyzdžiui, kurie nepalieka vietos augimui. Pavyzdžiui, MPO su MA4 kartu, jeigu padarom, tai vietos augimui, ypač tose pavasario etapuose jau nelabai ir lieka, ypač turint galvoj, kad iš MP40, MP50 gal prisijungtų, kas norėtų pasivaržyti su panašaus lygio pakovoti dėl prizų. Tai va tokie už prieš, taip aš pats svarstau, žiūriu šitą klausimą, tai kol kas tiek. Matau, kad toliau kelia ranką Matas. Taip, Matai, tavo nuomonė. Tai sveiki visi dar kartą. Aš iš pradžio, kai tik atsirado mintis apie mėgėjų divizioną, buvau prieš, bet laiko einant supratau, kad tai bus į naudą Lietuvos disc golfui ir šiuo metu visiškai absoliučiai neturiu nieko prieš. Tai, bet jeigu atskiriam mėgėjus nuo MPO diviziono, aš manau, čia dauguma, kurie nenorėjo sutikti, tai pagrindinis motyvas to nesutikimo yra, manau, stabimas. Tai manau, kad ateinančiam sezonui vertėtų pasvarstyti apie didesnį startinį mokestį MPO divizionai, gal netgi ir FPO divizionai ir lygiai taip pat sumažinti procentą išmokamų vietų, nes labai dažnai tenka girdėti tokį dalyką per varžybas, kai žaidėjai tiesiog sako, o tai gerai, ką man čia dabar žaisti ir laimėti 12 eurų, kai startinis kainuoja 16 eurų. Manau, suprantate, apie ką aš. Tai jeigu jau atskiriam mėgėjus nuo profesionalių žaidėjų, tai manau galima atskirti ir užmokestį. Supratom. Kadangi dar yra rankų, tai visų šiek tiek trukinėjai, Matai, tai dėl to nežinau, kada nustojai kalbėti. Taip, dabar
Matas jau užsimutino, nes Mato šiek tiek, nežinau, ar visi girdėjot, pusė praktiškai nesigirdėjo, bet kiek aš ten supratau, tai kad ir siūlymas padidinti irgi pagrindiniams divizionams startinį mokestį. Na, aišku, čia galėsim turbūt viską pereiti per visus pasiūlymus. Toliau Raimis kelia ranką, prašau. Nu čia dabar Skirmantas šnekėjo, Matas šnekėjo, jie viens kitam biškį prieštaravo, tai dabar aš jau pasimečiau, ką ir norėjau pasakyti iš tikrųjų. Bet jeigu galvot, pavyzdžiui, apie tą MA4 divizioną, tai daugiausia, aišku, sumažės MPO. Bet kodėl galvoja, kad, pavyzdžiui, jeigu išeisi į MA4 ir kažką tai laimės, jeigu tenais daugumoje būna prizinės vietos tik 3. O jų tenais bus 40 žmonių. Tai ar jau labai ten visi bėgs į tą divizioną? Dėl to abejočiau iš tikrųjų. Aišku, MPO daugiau sumažės, bet pensininkai visi, galiu pasakyti, tikrai jie tenais nebėgs, kaip Skirmantas galvoja. Tai tiek ir norėjau pasakyti. Čia trumpai atsakant, kadangi ir mane čia liečia, nes ir man gali tekti rinktis, ne? Nu. Tai čia, kaip ir Matas minėjo, ten tie prizai, tie eurai, nu, jie truputį nesmė, bet šiaip visai azartiškas dalykas yra ta galimybė su panašaus lygio pažaisti. Nes tarkim, kad ir MP40, na, yra tikrai nemažai labai stiprių žaidėjų ir aš, tarkim, iš tų, nu, kaip tik žemiau 8 PM, kurie, na, tikrai nepretenduoja net realistiškai į apdovanojimus. Tai atvažiuoji pažaisti, net jokių minčių apie prizus, o čia, nu, kažkokia viltis. Tai va to įdomumo gali būti ir aš taip jaučiu, gali būti ar man pačiam ar kitiem kažkiek motyvacijos. Dabar kaip masiškai tai būtų, tai sunku čia prognozuoti, nepabandęs nepamatys. Ne, Skirmantai, ar tu nepretenduoji į prizus nei MP40, nei tenais, tu pats dabar tik pasakėjai. Tai koks tavo skirtumas, kur žaisti? Ten gal šiek tiek pretenduočiau. Nu, ten daugiau šansų. Porą etapų, kol neįsitikinčiau, kad nieko neišeina. Daugiau tarp mėgėjų. Visiems čia turbūt. Dėl prizų, tai čia tikrai tas nieks nesikeičia. Nežinau. Aš gal galėčiau įsiterpti greitai, kad nepabėg nuo šito klausimo, nes ranką pakėliau. Taip. Tai kaip ir Skirmantas ką tik sakė, jisai važiuoja tik pažaisti. Tai aš manau, čia tuo ir skiriasi profesionalų divizionas nuo mėgėjų diviziono, kad kai kas atvažiuoja praleisti gerai laiką, o kai kas atvažiuoja gal laimėti tuos kelis eurus. Tai tas atskirimas diviziono tai yra geras dalykas, bet nereikėtų kišti. Nereikėtų sakyti taip, kad neverta kelt, tarkim, startinio mokesčio ar dar kažko vien dėl to, kad kiti žmonės atvažiuoja tik pažaisti disc golfą. Tai kažkam tai gal netgi daugiau negu laiko praleidimas. Nu, MPO visada startinis mokestis buvo didesnis negu MA4. Jis visada buvo didesnis, visur turnyruose būna didesnis. Tai jo, bet jeigu dabar sumažinsim divizioną, tai manau automatiškai galim pakelti ir startinį mokestį, kad kompensuoti tą žmonių išėjimą. Nu taip, bet mes nemažinam diviziono, jis mažės automatiškai pagal žmonių norus. Čia neprievarta, jokia neprievarta. Suprantu, Raime, aš nieko nesakau, bet tiesiog nu, faktas yra tas, kad mažės MPO žaidėjų skaičius Lietuvoje. Ne, nu tai galima pažiūrėti dabar sezono uždarimui. Yra divizionas. Nu, matosi, kaip registruojasi žmonės į MPO, į tą divizioną mėgėjų. Yra, galima labai pagalvoti apie tai, koks santykis yra, kokie pliusai, minusai. Pilnas turnyras dabar ir matosi procentaliai galima paskaičiuoti. Iš kur pabėgo žmonės ir ar nepabėgo. Jo, aišku, dar vienas dalykas, kad jeigu mes, dabar ir Darius rašo, kad mėgėjų ir MPO nesiūlo daryti vieną dieną, tai mes apie tai ir kalbam, kad jeigu MPO vyktų vieną dieną, o mėgėjų kitą dieną, tai yra šansų, kad tie patys žaidėjai dalyvautų abi dienas. Tie, kurie jau, kaip sakant, nori
laimėti mėgėjose, o paskui dar pasivaržyti ir tarp stipresnių, pavyzdžiui. Tai čia dar turim šansą, kad yra tie patys žaidėjai galėtų dalyvauti bent jau porą dienų. Ir aš irgi sutinku, kad kitas Dariaus irgi pasakymas logiškas, kad mėgėjų ir MPO daryti vieną dieną rizikinga, nes tiesiog gali nebetilpti, nes pačių šitų MPO šiais metais mes turėjom tikrai labai nemažai. Tai apie 70 ir daugiau buvo žaidėjų kartais MPO divizione, tai tikrai ten jau tų mėgėjams nebėra vietos tą dieną. Tai čia mes dar turbūt galėsim prie to sugrįžti. Kol kas dar Aš dar sakyčiau trumpai, kad pavyzdžiui į MA4 daugiausiai perbėgs iš MPO. Iš visų kitų divizionų ten tik tai labai mažai nutrupė. Ja. O visas pagrindas eis iš MPO. Tai jeigu dabar tik 70 buvo, tai vadinasi liks tenais koks 40. Gal 45. Nu taip, aš jau spėju, taip, neskaičiavęs nieko, jokių statistikų nežiūrėjęs. Jo, tai jeigu taip skaičiuojant, reiškia, kad dar yra vietos, tarkim, pridėti kitą divizioną, nes čia priminsiu, kad populiariausias apklausos atsakymas apie variantą tai yra, kad MPO ir moterų divizionus daryti vieną dieną, o visus kitus su mėgėjais daryti kitą dieną. Tai čia buvo tas populiariausias pasiūlymas, nu žiūrėsim, kaip čia mes nuspręsim. Dar kol matau, Darius rašo, dar Laurinas laukia ilgai eilėj. Prašau, Laurinai. Labą dieną visiems. Dėl to diviziono ir dėl, pavyzdžiui, ką Skirmantas minėjo ir ką Matas minėjo, aš labiau gal pritarčiau Skirmanto minčiai, kaip mes norim tą discgolfą pateikti visuomeniai plačiai ir tarkim, neakcentuoti tuos kažkokius laimėjimus. Ką Matas sako, kad ten pakelt kažkokį startinį, aš nebūčiau nei už, nei prieš, nes nematau naudos apskritai, esu kelis turnyrus ir laimėjęs, bet tas laimėjimas, jisai tikrai ne piniginis didelį džiaugsmą atneša, o daugiau tą patį pergalę. Tai čia ar pakelsi, ar nepakelsi, ar ten tų vietų sumažinsi, ar padidinsi, ten prizas ten tas 100 eurų vertės, aš skaitau, kad jisai ne 1000 eurų, tai čia mano supratimu, aš čia gal savo prieštarauju, kadangi esu ten tos kelis turnyrus laimėjęs ir gal ten vienas iš tokių kažkokių potencialesnių žaidėjų esu, gal savo prieštarauju dėl to, bet sakau, man asmeniškai didesnis yra motivacija titulo kažkokio išlošimas, negu ten ar 120 ar 150 eurų, tai čia, man atrodo, aš linkęs labiau būčiau Skirmantui pritarti, kad daugiau motyvuojam tuos žaidėjus vidutinio to reitingo tokio, kad jie daugiau norėtų tobulėti ir iš to M4 paeiti į MPO, negu likti tam M4 ir ten varžytis ten su vidutiniokas kaip pavyzdys. Nu, čia nieko aišku neįžeidžiam. Tai mano tai toksai būtų pastebėjimas, kad aš labiau būčiau už, kad motyvuoti į ateitį kitus jaunesnius, perspektyvesnius žaidėjus, kad jie ateitų ir aploštų tos MPO, o ne kažką tais koreguoti piniginę išraišką, kad čia kažkas MPO daugiau laimėtų, negu ten kompensuoti tą išėjimą tų žaidėjų ir kad kažkokia didesnis prizas būtų, kas mano supratimu neracionalu yra. Okay. Ačiū, Laurinai. Justas beje irgi rašė, kad jisai nesijungs mikrofoną, tai matau, kad irgi rašys turbūt savo nuomonę. Jūs čia tai įsijunkit, nes ten ir Darius nemažai savo nuomonės prirašė. Skirmantai ten kėlė ranką, norėjai reaguoti, ar dabar jau nebenori? Trumpa reakcija, kai paminėjai, kad yra galimybė, kad kažkas žais ir tą ir kitą dieną. Aš apie tai irgi svarsčiau, bet tik apklausos rezultatuose pamačiau, kad labai daug žmonių sako nedalyvauti 2 dienas. Darius kaip tik parašė, kad 23% MPO žaidėjų, kad žaistų abi dienas, jeigu sutaptų. Na, 23. 23, na tai. Tarkim. Kaip čia apie 10 žaidėjų tikriausiai, 10-15. 23%, tai čia virš 20 šeina, nes virš 100 atsakymų. Ne, MPO matai. Jo, jeigu skaičiais tada taip, turbūt.
17 iš 74 Darius patikslino, kiek žaidėjų žaistų 2 dienas. Bet jo, čia turbūt vat, mes ir pakalbėjom skirtingom šiek tiek temom, bet vat, tas ir variantas ir bus sunkiausias. Visi suprantam, kad MPO divizionas labiausiai nukentės ir dėl to logiškai būtų prie to MPO diviziono tą dieną kažką priklijuoti kitą divizioną, kad būtų užsipildytų, bent jau būtų daugiau negu pusė tų žaidėjų. Tai čia turbūt pagrindinis klausimas yra, kurį divizioną prie MPO dar pridėti. Nes jeigu, tarkim, kaip tas populiariausias pasiūlymas moterų pridėjus, tai, kiek ten mes turime moterų, virš 10 iki 20, turbūt mažiau. Su vyresnėm moterim, tai jau išeina jau ir 20 galima pasiekti pliusų. Kitas populiaresnis pasiūlymas buvo, kad mėgėjus daryti visai atskirai vieną dieną, o visi kiti į kitą dieną. Nežinau, kiek čia rizikos, kad tą kitą dieną gali ir netilpti, nes čia jau tada tikrai ne visi tos mėgėjus norės eiti ir tada automatiškai bus didesnė konkurencija tą kitą dieną patekti į turnyrą. Tai mes to irgi nelabai norim. O paskui jau pasiūlymas MPO daryti kartu su mėgėjais vieną dieną, tai čia aš irgi sutikčiau, kad gal to nereikėtų daryti, nes pagal logiką skaičius gali ir netilpti, nes mėgėjų kaip ir galėtų padaugėti. Noras iš tikrųjų šitos visos mūsų pertvarkos ir yra, kad atsirastų daugiau tų mėgėjų, o ne visi, kurie perėjo iš MPO, atsirastų mėgėjos ir tiek. Tikslas, kad mėgėjų padaugėtų. Tai dėl to šito aš nelabai palaikyčiau. Ir paskutinis, tai yra MPO daryti vieną dieną, visi kiti kartu su mėgėjais iš viso kitą. Bet čia jau manau, kad truputį fantastinis variantas, nes tada MPO liktų 50 žaidėjų, o virš 100 žaidėjų norėtų į kitą dieną. Tai čia spėju, kad nelabai čia patogu. Tai va, tai dar paskaitysiu, kad jeigu visi skaitote, kas neskaito Justo komentarą, kad taip, Justas jau patenka į reitingas virš 850 ir kaip suprantu, jis pasisako už startinio mokesčio padidinimą ir jis nepretenduoja į piniginius prizus. Nepadidinimą. Matau, matai, pagal jo pradžią supratau, kad jisai sumokėtų lyderiams ir galvoju, čia jis taip nori, paskui pabaigoje rašo, kad startinio mokesčio nesutinku sukelti. Čia viskas tvarkoja, šitaip interpretuoja iškart skaitydamas. Tai va, tai dėl startinio mokesčio pakelimo matau, kad šitų sutinkančių nėra dauguma. Nebent dar kažkas nori, kas nieko nesakė. Arūnai, ką tu manai apie startinio mokesčio pakelimą, arba ką tu manai, kurią dieną geriausia būtų tą mūsų mėgėjus įdėti? Aš tos pačios nuomonės čia laikausi, čia gal kaip ir tokia didžioji dauguma, kuri čia jau, kad moteris FPO ir MPO vieną dieną, o visi kiti divizionai tada kitą dieną, čia kurie dar galėtų ir tarkim, toks pavyzdys, kokia Žukauskienė galėtų ir ten sužaist, galėtų ir čia sužaist. Šitoj vietoj ir taip pat ir Matą irgi palaikau. Laurynas, aišku, jam jau tas jau piniginis atlygis nebetiek aktualus, bet yra ta dalis, kuri apie tą atlygį kaip ir galvoja. Aš įsivaizduočiau, kad irgi mes, jeigu žiūrim į tuos visus tarptautinius turnyrus, lyginam tas išmokėjimus, tai tie išmokėjimai mūsų ir taip jau nėra labai dideli, tai jie tada dar labiau sumenks. Aš įsivaizduočiau, kad tie išmokėjimai tiem lyderiam neturėtų mažėti, arba mes nedidinam, jeigu startinio, tai tada turim padidinti procentą jam. Tai mūsų lygoj tas panašiai, apie ką mes šnekam, mes taip padarom. Tai čia mėgėjai moka 5 eurus, MPO moka 10 eurų ir jie 100% viską gauna. Tai sakykim, kad jeigu toks, kad jeigu jiem kompensuot kažkiek iš kitų divizionų, jeigu jau kas nori, kam nepatinka, tegu jie tada visi žaidžia už MPO ir FPO. Jeigu nepatinka tokia dalyba, tai, sakykime,
kad vis tiek aš linkęs, kad lyderiai nenukentėtų finansiškai, jeigu jūsų mažėja dalis, kad jeigu ten, sakykime, dabar 25%, kiek gauna tauriai? Taip. 5, nu tai praktiškai tada reiktų, jeigu dabar gauna kokie ten 25, nu gerai, 60, tai 60 gauna 15 žaidėjų, ne? Dabar sumažėja žaidėjų, tai tada reikia kokį 40% palikti išmokėjimą, kad gautų vėl panaši dalis ten tą patį, nu tos pačius pinigus. Čia mano nuomonė, čia šiaip, nu, sakau, kaip čia nubalsuosim, nutarsim, taip ir bus. Jo, čia su tuo startiniu mokesčiu, tai čia praktiškai tokia matematika, jeigu mes norim išlaikyti tą patį žaidėjų skaičių apdovanotų, tada taip, tada jau reikia procentą didinti. Jeigu mes norim padidinti prizus, tada tą procentą reikia mažinti ir tada gaus didesnį finansiškai prizus. Jau daryti ne 50%, bet 100%. Startinio mokesčių. Aš galiu truputį įsterpti. Taip, Skirmantas kelia ranką, bet tada Raimis, prašau, Raimi. Aš trumpai, nes jeigu, pavyzdžiui, kuo mes daugiau MPO kelsim startinį mokestį, tuo daugiau turėsim MA4. Nu, jeigu pagal reitingą. Matai, jeigu aukštesnis reitingas, Nesvarbu, jeigu pakelsim MPO mokestį, vadinasi, tie mažesniais reitingais visi iš karto atkris ir bėgs visi į MA4. Tai čia šitoje vietoje ir yra, kad nekelt mokesčių, bet jiem padidinti išmokėjimą. Mokestis liektų tas pats. Dar Darius rašo, kad dalį surinktų mėgėjų mokesčių keliautų į pro divizionų fondą, tai čia irgi toks vienas iš logiškis. Panašiai, jeigu, sakysim, 50% lieka, tai dalis persikeltų, jeigu dar, nu, papildomą ten įdedam, arba tas, nu, kaip sakyti, arba, nu, 100% ar dar papildomą įsideda. Tai dalis vis tiek, tada, sakykim, ta dalis ir bus, kad kompensuos išlaidas iš mėgėjų pinigų, kompensuos tas visas organizacinės išlaidas. O, nu, iš pro neis į tas išlaidas nieko, jie gaus visą išmokėjimą. Tai čia kaip sudėliosiu, matematika čia. Jo. Taip, Skirmantai, keli ranką, prašau. Jo, šitą galvojam dėl mokesčių, tai kaip dabar yra vienodi mokesčiai, starto mokesčiai, ne? Ar tu esi nepretenduojantis iš antros lentelės dalies ar pretenduojantis į prizus, tai nematau priežasties kažkaip keisti ir kitais metais, kaip čia sakom, skirtingi būtų mėgėjų pro, man atrodo, gali būti tokia, nu, ta prasme, vienodai ir nieko tokio, jeigu eina kažkiek iš mėgėjų į, jo, čia pritarčiau ir į pro fondą, nes jeigu laikomės tos linijos, kad vis dėlto ne dėl pinigų žaidžiam ypač mėgėjai, o tiesiog dėl galimybės laimėti ar kažkokią aukštesnę vietą užimti, tai tame tikrai galima nedaryti problemos. O jo, atrodo tam. Ok, aš irgi dabar nežinau, ar čia reikia iškelti mums tą klausimą startinio mokesčio pakelimą, aišku, galim pabandyti ir prabalsuoti, bet dar Laurinas kelia ranką, prašau, Laurinai. Nes aš dėl ko tą klausimą, čia va prieš patį susirinkimą, dėl ko tą klausimą pakėliau, dėl ko čia Dariui tą klausimą uždaviau, nes paanalizavęs visus atsakymus, kas balsavo, kas užpildė lentelę, supratau, kad aukštesnio lygio žaidėjai, jie daugiau atsakė, kad nėra tikri dėl to diviziono. Ir aš, pavyzdžiui, tarkim, kadangi vis tiek tos patirties tam disc golfe ne tiek ir daug turiu, tai man buvo įdomu išklausyti Dariaus nuomonę, kodėl čia tie aukštesnio meistriškumo žaidėjai, jie tokie, nu, biški neapsisprendė buvo, kas šitas motyvuoja juos tokį atsakymą pateikti. Tai čia ar piniginė kažkokia išraiška, ar čia dėl to, kad išeis dalis žaidėjų iš MPO į tą mėgėjų ir kažko nukentės. Ir iš kitos pusės tada reiktų, ką žinau, mums kaip valdybai kažkokius prioritetus sudėlioti, ar mes čia norim tos žaidėjus tais prizais kažkaip tai skatinti ateiti, vienu žodžiu, į tą disc golfą, ar tada nusispjauti ant tų prizų ir, vienu žodžiu, tenkintis tą MA4, ten tą, vienu žodžiu, divizionų ir tikėtis, kad už kelių metų visi tie MA4 patobulės stipriai ir ateis į MPO ir tada bus, vienu žodžiu, ta ir kompensacija bus, tada bus, nu, aš bent jau tokios esu nuomonės, tai vas, nesakau, nes kiek žiūrėjau atsakymus,
Tai visi tokie vidutinio reitingo žaidėjai sutiko su MA4 divizionu, o tarkim visi MPO tokie, lyderių, vienu žodžiu, žaidėjai, jie tokie buvo daugiau nesprendė. Man labai aktualu buvo Dariaus tas visas motyvacinė, dėl ko čia jie taip galėtų mėtytis. O dar iš šitos pusės, tai pritariu irgi Dariui, kad MPO ir MA4 turėtų būti skirtingose dienose žaidėjai, nes tas pats MA4, gal tarkim koksai kur ten 8,50 reitingas ir jam parankus tas parkas, kuris žaidžia, tarkim, gerai tam parke, gali ateis į MPO ir, tarkim, tas MPO, ten 10 žaidėjų 15 iš MA4 ateis, kas irgi būtų tik tais pozityvu. Tai tiek. Arūnai, čia ne su mumis turbūt kalbė. Jo, čia biški užkalbino nieko. Tai panašiai irgi ir Laurynas taip, ir Darius taip, ten dėliojasi. Tai irgi mano pagrindinė mintis, kad prizai išliktų bent jau tokie pat, kokie yra dabar, o kaip mes juos sudėliosim, ar ten 100%, ar tai prisidėjimas, tai neturi reikšmės. MPO tas turi vis tiek išlikti, kaip ir elitas mūsų, tai vis tiek tai ir turi būti atitinkamai vertinamas. Negali būti, kad ten, jeigu procentaliai pradėsim skaičiuoti, tai MA4 gaus ten išmoką, kad ir dovanom didesnė negu ten MPO, jeigu ten daugiau susirinks. Taip neturėtų. Tai aš tą patį maždaug, ta prasme, gal blogai išsireiškiau pačioj pradžioj, dėl to mokesčio kelimo, nebūtina, aišku, kelt mokesčio, bet tiesiog mano mintis buvo tokia, kad nenukentėtų taip smarkiai MPO divizionas. Tai čia ką jūs dėlioja dabar visi, tai labai logiški sprendimai visi. Ir dar pasisakymą turiu dėl to formato, kaip ką daryti. Tai manau, MPO ir FPO viena diena vienas iš geriausių variantų, vien dėl to, kad labai puikiai skaičiai šiuo metu atitiko, niekada nebuvo virš 90, nei susumavus MPO ir FPO žaidėjas. Ir šiaip, kiek pastebėjau, tai čia aš irgi toks patys ir kitos poros žaidžia disc golfą, tai labai patogu daugam būtų toks variantas, kad nereikėtų tiesiog 2 dienas trankytis į parką, nes nemažai šiaip disc golfą Lietuvoje porų yra, kurios kartu žaidžia disc golfą. Tai manau, kad palengvintumėm šitą dalyką taip. Jo, supratom. Aš tai dar manau, kad truputį dar dėl finansų pašnekant, aš spėju, kad mes jau šiandien nebūtinai čia turim nutarti tą mūsų visą finansinį planą, nes kai ruošim kitų metų reglamentą, tai manau, kad čia bus šį mėnesį iki lapkričio reikėtų padirbėti, kai jau priimsim sprendimą, koks ten bus tas mūsų grafikas, kuriom dienom kas žais, tai tą finansiškai irgi paskaičiuosim, nes ir tas pats Darius irgi Arūno minčiai pritarė, kad jeigu pro išmokėjimas yra, mes 100% duodam, tada iš mėgėjų dengiamosi bendros organizacinės išlaidos. Tai čia irgi logiškai skamba, tai tas procentų padėliojimą mes tikrai galėsim paskaičiuoti logiškai, kad tikrai MPO nenukentėtų ir kiti divizionai, ir tas pats mėgėjas, kad irgi džiaugtųsi kažkokiu ten prizu. Tai spėju, kad linkstam link tos bent jau nuomonės, kad tada startinių mokesčių mes kol kas šiais metais nekeliam, paliekam kaip yra, o tiesiog padėliosim finansus procentus taip, kad MPO nebūtų nuskriaustas. Tai čia yra bent jau tas pagrindinis nutarimas, ką turim. Taip, Skirmantai. Noriu atkreipti dėmesį, kad iš tų variantų, kurie tokie realesni lieka, tai MPO, FPO kartu, visi kiti kitą dieną, arba visi pro divizionai kartu, o mėgėjai kitą dieną, tai abiem atvejais MPO ir FPO žaidžia kartu. Tai čia kaip ir nėra tas argumentas, kad už prieš, nes abudo variantai yra, kad pro moteris yra kartu. Čia nebent Skirmantai trečias variantas, mes turbūt jį atmetėm, MPO ir mėgėjai kartu. Čia turbūt šito nebesvarstam. Kažkaip buvo daug pasisakymų, kad netelpam tiesiog, ypač to geruoju atveju, jeigu mėgėjų padaugėtų, tai tuo labiau netelpam. Tai, bet jeigu... Tai Taip, matai. Ta prasme,
jeigu paliktume mėgėjus vieną dieną ir visus pro kitą dieną, tai žaidėjų ir, ta prasme, parko užpildymų dieną nieko nepakeistumėm. Dėl to, kad mėgėjai būtų apie 40, o visi likę keliautų į kitą dieną. Tai čia lygiai tas pats, kas dabar vyksta su MPO ir su visais tais divizionais, kurie likę šiuo metu. Aš ką pats pastebiu, kai atvažiuoju žaisti kitą dieną, kad žaidėjų mažiau būna ir tiesiog visiškai kitoks vaibas parke, net nejauti, kad didelės varžybos vyksta ar kažkoks etapas, tai aš manau reikėtų padaryti taip, kad abi dienas būtų kuo daugiau žaidėjų parke, kad pajaust varžybinę dvasią, o ne žaisti 30 žmonių vieną dieną. Ok, argumentą turim už tai, taip Skirmantai, čia tave pertraukia. Ne, tai čia argumentas ne už vieną variantą, nes dabar yra tiek žaidėjų, kad 2 dienas geras vaibas dėl didelio kiekio tiesiog negali būti. Arba ten. Ir kol kas visi variantai yra tokie, tik aš matau kokį skirtumą. Skaičiais ar taip sudėliojam, ar taip gaunasi labai panašu iš tiesų. Tik tai jeigu MPO ir moteris kartu, visi kiti su mėgėjais kitam divizione, tai mėgėjų augimui vietos būtų mažiau, ten 12, tai yra 15-20 maksimum vietų, kai didesnis tas etapas, jeigu mažesnis, tai ten aišku jau neribotai. O jeigu mėgėjus paleidžiam visiškai savarankiškai, tai jiem augimui erdvės yra labai daug. Jeigu jų žais apie 40-50, tai prašom, gali augti iki 90 nors. Tai, sakau, variantai labai panašus pagal skaičius, nes vis tiek kol kas tas pats kiekis žaidėjų, ar taip dėliojam. Vienoj apie 70, kitoj apie 50 arba mažiau. Tai tik kažkaip apsispręsti, į kurią pusę. Vienus mėgėjus, pavyzdžiui, mano požiūriu, aš neįsivaizduoju, kiek tų mėgėjų būtų. Čia kažkaip kai kurie etapai rodo, kad buvo labai mažai, 27, 19. Tai truputį dėl tų tokių pavyzdžių neramu, nors buvo etapų, kur buvo ir 50. MPO, FPO, tai aišku, jau garantuotai susirinktų tas skaičius, jisai 40-50, toksai stabilus, kartu sudėjus. Tai ir svarstau, ar surizikuoti ir paleisti mėgėjus atskirai ir suteikti galimybę augti labai. Jeigu neauga, tai truputį mažokas turnyras iš tiesų. Arba apsistoti su FPO, MPO. Vienas turnyras užtikrintai apie 40-50, o kitas toks gan pilnas, jau tenai įsiremsim į galimybių ribas. Pagal Dariaus komentarus matau, kad jisai siūlo iš viso, kad pro MPO būtų vieną dieną, visi kiti atskirai ir pagal tai, kad pro diena vadintųsi, kad būtų pilnas parkas, puikiai šventė. Mykolai, Taip, Dariau. Pro ne MPO, o pro yra visi. Visi nemėgėjai. Visi nemėgėjai. Taip, visi. Kad mėgėjų būtų atskiras. 50, visi taip. Kad mėgėjai būtų atskira diena, taip? Taip. Nes dabar, pavyzdžiui, atsispiriant dabar, tarkim, pagal žiemos čempio vadovą, kur bus pušinė, tai tarkim, sudedant MPO ir, pavyzdžiui, FPO, tai gaunasi 58 dalyviai gaunasi. O visi kiti gaunasi 403. Tai logiška, Kaip? Koks žiemos čempas? Dabar, kur dabar bus pušinė. Rudens labai. Taip, rudens. Ne žiemos. Sezono uždarimas. Atsiprašau, Raimundai, atsiprašau. Tūkstantis atsiprašau. Taip, tai vienu žodžiu. Bet neklausė Skirmantas, aš bandžiau pasakyti. Nes tarkim dabar gaunasi, kad 58 ir 403. Tai ir tai gaunasi pilnai užpildytas, o dar lūkenčiųjų ten, mačiau, 20 kažkeli, žodžiu. Tai dar ryšim su tuo, kad iš to mėgėjų, tikrai diviziono, aš tikiu ir, pavyzdžiui, tarkim, ir pagal savo čia panevėžiečių kelių, kur, tarkim,
jie asmeniškai, tarkim, pavyzdžiui, mano draugas Marius Jakimavičius, jisai asmeniškai net nedalyvauja 400+, o jisai dalyvauja MPO visuomet, todėl, kad jisai sako, aš noriu žaisti su geresnė lygio žaidėjais, noriu papulti geresnį grupę, jeigu pavyks pirmą ratą geriau apeiti, jisai tokią savo motivaciją randa. Tai aš įsivaizduoju, kad, tarkim, tas pats MA4, kuris, tarkim, vieną dieną sužaidęs, tai nežinau, su kokia modifikacija galėtų būti, tai jisai tikrai suras, dar kažkokios, tai nežinau, motivacijos atvažiuoti ir kitą dieną žaisti su MPO. Ir pamatyti geresnių metimų, kažkokių tais kitokių sprendimų, tas galėtų ir lygis gal biškitas kitaip kiltų visos tas bendras mūsų Lietuvos. Aš bent jau būčiau, kad MPO su FPO vieną dieną, o visi kiti kitą dieną žaistų. Aš tokia nuomonė. Šiaip matosi, kad čia mes turim kelis variantus, turbūt 2 variantus, kurie yra dominuojantis, tai manau, kad pabandysim pabalsuoti turbūt, nes praktiškai turėtume šiandien nuspręsti, kurį čia variantą renkamės. Darius, kadangi kalbėti negali, vis dar rašo, kad sezono uždarime 32 mėgėjai, o kitų beveik 70. Tai reiškia, kad jeigu jo mintis, kad mėgėjus daryti kitą dieną, nes jie tikrai tada savo ramiai tilps, ir tada visi kiti turėtų tilpti į kitą dieną. Nes, kaip suprantu, vieną pasiūlymą turim, kad, ką Laurinas ką tik minėjo, kad mėgėjai su kitais, o MPO ir FPO vieną dieną, o kitas pasiūlymas, kuris irgi toksai antras variantas, bent jau aš taip matau, būtų, kad mėgėjai visiškai atskirai, o visi kiti kitą dieną. Tai čia praktiškai tie 2 variantai ir yra, kur pagal mūsų žaidėjų pasiūlymus, šitie 2 ir pirmauja, tai praktiškai. Atsiprašau, o jaunimas? Jaunimas prie visų kitų. Prie MA4, ne? Ne. Ne prie Pro, ar kaip? Čia nežinau, ką tu klausai, bet, ta prasme, pagal vieną variantą į mėgėjus jaunimas neįeina, jeigu čia apie tą pasiūlymą kalbam. O kitas pasiūlymas, kur MPO ir FPO kartu, tai irgi jaunimas atskirai būtų. 2 skirtingi variantai. Aš suprantu, kad atskirai, bet kurią dieną žaistų su MA4 jaunimas ar su Pro. Tai žiūrint, kurį variantą, Laurinai, pasirinktume. Jeigu pasirinktume Dariaus siūlomą, tai yra, kad... Taip, Raimė, atsiprašau. Kad jeigu pasirinksime, tarkim, Dariaus rašomą variantą, tai jaunimas žaistų kartu su visais kitais, o mėgėjai atskirai. O populiaresnis variantas buvo moteris ir FPO vieną dieną, o jaunimas su kitais ir mėgėjais irgi kitą dieną. Tai va, žodžiu, 2 skirtingi variantai. Ne, su kitais tai ką reiškia? MP40, MP50? Taip, su visais vyresniais ir jaunimu. Tai moteris irgi FPO, o moteris ten F40 ir... Kitą dieną. Dar jaunimas, jeigu bus gal, tai jos būtų atskirai. Jo, ir jaunimas, pavyzdžiui, gali sužaisti už jaunimą, kitą dieną gali žaisti už FPO mergaitės. Taip. Čia jeigu mes pasirinksim tą pirmą variantą, nes tas, kaip sakant, antrasis labiau iškilęs, dabar gal tada aš pabandau apibendrinti, jūs tik tais visi patikslinkit, ar gerai suprantat. Pirmą pasiūlymą aš matau pagal apklausą, tai yra, kad mėgėjai, taip darom, MPO ir FPO, tai yra moterų, vieną dieną, o visi likę kartu su mėgėjais kitą dieną. O antras variantas kol kas išaiškėjęs, tai yra, kad mėgėjai tik vieną dieną, o visi likę, visi amžiaus ir moterų ir visi kiti kitą dieną. Mes turim tokius 2 pagrindinius praktiškai pasiūlymus, nebent kažkas dar mato trečią. Antras variantas netilps visi. Čia apie antrą kalbį, taip? MA4 ten bus 40 žmonių, o tie visi, kur kartu jie netilps į vieną dieną. Per daug žmonių. Jo, čia aišku dabar sunku labai paskaičiuoti, bet tiesiog aš manau, kad jeigu mes nematom trečio varianto, tai tiesiog tada pabandom iš šitų 2 išsirinkti, taip Skirmantai gal turi kokį dar pasiūlymą protingesnį. Pagal šių metų statistiką, tai maksimum 7-5 buvo žaidėjai atmetus mėgėjus. Tai ir Darius irgi rašo, kad visur, ta prasme, kad Pučkoriuose būtų buvę lygis 90 žaidėjų vieną dieną. Tai kaip ir sakant,
atmetus mėgėjus telpam vis tiek. Ne, kaip Skirmantas sakė, 75 atmetus mėgėjus, tai jeigu mėgėjus tik 15 mėgėjų tipo, iki 90. Pučkorėse dalyvauja 125, atmetam MPO, kurie žemiau 8 PM. Čia per 2 dienas Raimė sakė. Sumavo. Ai, per 2 dienas, supratau, dabar supratau, aišku. Ta prasme, bendrą sumą paėmė abiejų dienų, ta prasme. Taip, aišku, aš galvoju, vieną dieną 75 ir 15 mėgėjų, čia negerai. Tai aš trečio pasiūlymo kaip ir negirdžiu, tai Darius bando. Aš sakyčiau, mėgėjų vis tiek bus kokie 40-50. Tai dabar reikia skaičiuoti kitus divizionus, kaip jie tils prie tų mėgėjų. Kad būtų panašiai abi dienos vienodos. Va, kad kažkaip, aš galvoju apie 40-50 bus tikrai MA4. O kaip ten dabar suskirstyti, kurios divizionus priskirti tenais prie jų, nežinau. Nu, faktas, kad MPO kaip ir nelabai pagal skaičių tilptų, tai čia vienas sprendimas, kad MPO atskirai. Ir tada jau dar moteris prie MPO, tai ir tas skaičius, kaip ir man bent jau skaičius toksai matosi, kad mėgėjai su jaunimu ir su vyresniokais tilptų. Taip, aš irgi taip galvočiau, o taip turbūt ir tilptų. Taip, normaliai. Taip, Skirmantai, dar keli. O jūs skaičiuojat, kad liktų MPO ir FPO? Kitą dieną? Jo, čia kur ką tik su Raimiu sutarėt, kad liktai... Čia MPO ir FPO moteris į kitą dieną. Nes jie kartu sudarytų apie 50. Gal 60. Gal 60. Ar 60, o tada kitas būtų beveik pilnas. Čia, manot, tolygiai mes nepadarysim. Bus vienas gana pilnas, o kitas bus toks pustuštis apie 50. Čia per pusę neišeis, nebent mes pradėtume ten dalinti, kad prie moterų vyresnės moteris, bet čia jau manau, kad bus per daug čia sudėtingai ir man čia visai gerai nuskambėjo ta mintis, kad tų tradicinių divizionų ta tokia užpildyta diena, tokia šventė, o mėgėjai savo šventę daro kitą dieną. Čia tada, Skirmantai, tu čia jau apie antrą variantą kalbi, taip? Jo. Kad nesimaišytume. Jo, tai žodžiu, mes turim du variantus ir Darius toliau kalba, kad bet kuriuo atveju, kad viskas telpa. Tai gali būti, kad žemesnio reitingo žaidėjams gali nebūti vietos pro dienoje, tada MPO ir FPO diena bus ta skurdi, kur nėra gero vaibo, nes mažokai dalyvių. Jis dėl to ir siūlo, kad pro diena būtų, kur yra visi ir konkurencija patekti, o mėgėjai turi savo dieną ir tu daugiau vietos augimui. Nes tikslas... Normaliai. Nes tikslas yra pritraukti mėgėjų, tai dėl to ir turim skaičiuoti, kad mėgėjų būtų apie 60-70, čia būtų tikslas, kaip ir anksčiau jis rašė, kad 70 pasiekę mes, kaip sakant, turbūt įgyvendintume savo šitą tikslą. Tai va, tokių argumentų mes turime ir ten, ir kažkaip tai reikėtų apsispręsti, nes bendro sutarimo aš nematau kol kas. Lyg tai Skirmantas linksta link Dariaus varianto rašomo, taip. Tai gal balsuoja ir viskas, čia kokį išrinksim, toks ir bus, kad čia gal tada aš čia Čia dabar Dariaus variantas toks, kad 8 valandą registracija ir jau visi turi sėdėti prie knopkės. Kaip su sezono uždarimu buvo, o taip. Aš aišku ir suprantu tą argumentaciją, kad tikrai tilptų, nes nepamirškim, kad dabartinius skaičius paėmus visi mėgėjai išeina iš to skaičiaus. Tai pagal viską mėgėjai turėtų savo atskirą dieną, o visi kiti turėtų tilpti, nes nemanau, kad čia bus didelis antplūdis, nes atkris. Tiek, kiek mėgėjų atkris, visi kiti divizionai turėtų tilpti prie MPO. Tai čia kaip ir irgi logiškai skamba. Tai manau, kad viskas skaičiuose gerai. Taip, Skirmantai. Ir mano mintis yra, kad tikrai tilptų, kas virš 8 PM, tai jų registracija truputį anksčiau, o kas žemiau 8 PM, bet nori MPO į tą vaibinę dieną, jiem porą dienų vėliau ir taip
Jo, čia technikos klausimas. Apsaugant, kad stipriausiai tikrai patektų į tą vaibinę dieną, o kitiem kaip pasiseks. Nes čia praktiškai technikos klausimas, kaip mes surašysim reglamente ir mes galim su ta mintim, kad nebūtų čia sėdėjimas prie Metrixo tą pačią minutę, kad jau, kaip sakant, iki 8.50 reitingo, tu tada palauk jau porą dienų, kad jau būtų virš 8.50 pirmenybė visiems, o toliau tada jau žiūrėsim. Tai Darius tau, Skirmantai, pritarė. Aš čia skaitau Dariaus komentarus, nes aš nežinau, ar įraše matosi šitas čatas. Nuspėju, kad matosi. Tai... Aš telefoną nematau nieko. Tai va, tai Raimiui aš įgarsinau viską, ką rašo Darius. Jo, ačiū. Tai tvarkoj, tada, kaip ir Arūnas siūlo, bandom balsuoti. Manau, kad kažkaip tai kažkokį sprendimą priimsim. Dabar mūsų, aišku, mūsų yra 8, tai čia gali būti ir lygiosios ir žiūrėsim, ką toliau darysim. Tai kaip ir minėjau, pirmas variantas yra, kad mėgėjai MPO ir FPO vieną dieną, o mėgėjai ir visi kiti vyresniokai ir jaunimas į kitą. O antras variantas, apie kurį Darius čia rašo, kad atskira diena visiems ir atskira diena mėgėjams. Taip, Ar gerai supratau, FPO ir MPO vieną dieną ir visi kiti kitą dieną? Taip, čia buvo tas pirmas. Jo, tas nesikeičia pirmas. Taip, Skirmantai. Čia dar perfrazuojant, už ką balsuojam, tai ar vaibinė diena, kai visi protė buvę, ar vaibinė diena pas mėgėjus. Taip. Kitas vaibinės dienos bus. Turbūt, kad taip. Gerai, tai tada prabandysim, aš iš karto įsijungsiu, kad matyčiau jūsų rankas, tad tiesiog rankom pakelsim, tik Skirmantai tada gal nuleis, kad mes nežinotume, už ką balsuoji. Darius įmes statistikos prieš balsavimą, tai papildomi argumentai. Jie visą laiką reikalingi, tai galim palaukti. O bet kuriuo atveju, kaip ir minėjau, dėl tų visų finansinių reikalų, dėl reglamento, tai mes galėsim atskirai paštu pasiderinti, ramiai pasėdėsim, kai jau žinosim, koks bus variantas priimtas mūsų, tada galėsim truputį paskaičiuoti ir pasižiūrėti, kaip mes ten darom su startiniais mokesčiais, turbūt nieko nedarysim, bet tiesiog kaip su išmokėjimais procentinis ir panašiai. Dar beje, kol Darius rašo, aš irgi skaitau komentarus, atsakymus šitų, tai kaip ir Laurynas sakė, kad ten kai kurie žaidėjai pasisakė ne, tai iš 109 8 žaidėjai pasakė, kad ne, ir apie 20, apie 14 pasakė, kad nėra tikri. Bet vienas komentaras čia iškilo, kad siūlo tą mėgėjų skaičiuoti iki 800 PDG. Tai jeigu gerai aš atsimenu, tai tiesiog PDG taip neleidžia. PDG ir skaičiuoja nuo iki 850. Tai čia ne mes sugalvojom, o tiesiog tokia yra tradicija ir tokios yra taisyklės, kurių mes ir laikomės. Tai čia tiesiog vieną komentarą pasakant. Dabar Dariaus statistika. Turim beveik 100 žaidėjų su 850 plus reitingu. Tai gali reikšti, kad tie 100 gali prie mygtuko sėdėti, bet dažniausiai nereiškia, kad jie visi 100 ir norės dalyvauti. Ir jo, Darius patvirtina, kad yra PDG nustatytas iki 850, tai čia ne mes sugalvojam, o čia taip yra, kadangi mes PDG sankcionuotus turnyrus darom, tai kaip ir turėtume laikytis jų kriterijų. Tai čia statistikos tik tiek, kad yra 100 žaidėjų su didesniu reitingu, bet turbūt visi suprantam, kad 100% niekada žaidėjų nėra susirinkę ir vis tiek ne visi susirinka. Tai pagal tokią statistiką tie visi vadinami pro tikrai turėtų tilpti. Taip, tai grįžtam prie balsavimo ir tada bandysime skaičiuoti, kaip čia mums sekasi. Tai pirmas balsavimas, kas už tai, kad MPO ir FPO būtų vieną dieną, o mėgėjai su kitais jaunesniais ir vyresniais likusiais antrą dieną. Įsijungiu skaičiavimą balsų. Arūnas, Laurynas, Justas už. Gerai. Nuleiskit rankas. Kol kas 3 už, tai aišku, mes dar nežinom, gal bus susilaikiusi ir žiūrėsim, kaip čia toliau spręsim. Kitas variantas buvo, kad mėgėjai turi savo atskirą šventę, o visi kiti likusią dieną.
tai mes turime 5 rankas. Tai vis dėlto jo, 3-5 gražiai išsidėlioja, tai mes vis dėlto renkamės antrąjį variantą. Dar netgi savo juodraštyje pasižymėsiu, kad žinočiau, ką mes čia padarėm. Tai reiškia, kad mėgėjai turės savo atskirą dieną, o visi kiti likusią dieną. Dar aš su jumis noriu pasitikslinti ir padiskutuoti, tai mes tą šeštadienio, sekmadienio keitybas, kaip sakant, darysime vis tiek, ne? Nes pagal visą mūsų planą sezono pabaigoje mes apdovanojam pagrindinę taurę, tai reiškia, bus sekmadienį. Tai reiškia, jeigu vėl 2 dienas turnyras, tai reiškia, kad sekmadienis lieka pagrindinės apdovanojimams, o mėgėjus apdovanosim šeštadienį. Tai čia manau, kad turbūt logiškiausia. Taip, Raimė, čia ar balsuoji, ar čia dar keli ranką? Oi, ne, čia nenuleidau. Okei, tada viskas, kaip ir viskas tvarkoj. Tai viskas gerai, tada šitą mes sprendimą priimam. Taip, Skirmantai. Čia dar noriu priminti, gal ir nedalyvavo kai kurie praeitą kartą liktai diskutavom, kadangi mėgėjų divizionas toks plaukiantis, tu gali pakilti ir jau nebebūt mėgėjas ir taip toliau. Tai ir dar klausimas, ar mėgėjų bendra įskaita yra svarbi kažkiek, nes gali būti, kad tiesiog apdovanojam etapo nugalėtojus ir valio. Tai Darius parašė, žinok, lygiai tokį patį klausimą, kol tu sakei, kad ar mėgėjai bus savo įskaitoje ir bus sezono taurė. Na, aš kaip dabar pasakiau, kad šeštadienį mes juos apdovanojam sezono pabaigoje, tai nežinau, kaip čia jūs siūlot, nes priminsiu, kad mes mėgėjų vis tiek, aišku, startiniai mokesčiai sumokami, tai prizai yra apdovanojami, tai gal gražu tą visą bendrą įskaitą rinkti. Tik tais vienas dalykas, dar čia su tuo susijęs klausimas, kaip su jo reitingais. Tai yra, jeigu sezono metu pasiekė virš 8,50, tai reiškia, kad jisai jau negali grįžti į mėgėjus. Čia turbūt tokia mintis, ne? Nes taip mes ir iki šiol darydavom. Šiaip tai būtų idealu, kad žaidėjas nesiektų likti mėgėjose, o kad jis siektų aukštyn lipti. Sezono metu? Nu, visą laiką, jo. Tai, pavyzdžiui, jį motyvuoti likti mėgėjose iki sezono pabaigos gal ir nereikia. Tai laimėjai vieną etapą, kitą pakilai reitingų, jau varžaisi su stipresniais ir valio. Supratau. Jo, nes Darius irgi to pritarė, kad... Taip, Laurinai. Tai tada gal nėra logiška tada ir daryti kažkokią, tarkim, sezono gale, kažkokią, nežinau, trofėjų kažkokį, nes gali čia, tarkim, mano logiškai, pirmą etapą žaidį iki 8,50, paskui biškį patobulėjai per ten kelias savaitės ar per mėnesį, 2 etapus žaidėm paskui jau 4 etapą, nukritai reitingą, nusimušiai kažkaip ir vėl žaidį. Tai tada, koks šitas gali būti, kažkaip man nesiriša tas, kad kažkokį trofėją galima laimėti. Jo, nėra prasmės, man atrodo. Ir gal ir nebūtina, nes vidutiniokai mes, ir iki šiol ten tą bendrą įskaitą per daug dėmesio gal ir nekreipiam, nes, ką ten vidurį veikti. Taip, Raimė, taip, prašau. Ne, jeigu jie iki 8,50 laimės bent jau 2 kartus pirmas, tas 3 vietas, jau jų reitingai pakils, jie iškris iš jų. Jo, čia tai, žodžiu, reitingai kaitaliojas, čia viskas aišku ir jie tada kyla į kitą divizioną, tai čia viskas irgi gerai. Tai tokia logika sakytų, kad nereikėtų tada tos bendros taurės daryti. Tiesiog jie kiekvienas etapas nugalėtojas, kas ten, kaip sakant, norės skaičiuosi savo taškus, tai vis tiek tą mėgėjų įskaitą mes galim lentelę pildyti. Čia turbūt nėra problemų ten, kaip ir iki šiol visas pildėm. Dėl bendro įdomumo. Darius irgi matau, kad jisai siūlo daryti bendrą įskaitą, bet irgi sutinka, kad tie geriausiai, kaip sakant, to diviziono žaidėjai gali iškristi ir tada turi sistemiškai skaičiuoti jau, kas iškrito, kas vėl grįžo. Bet čia jo, man tai jau sunkiau, tada nelabai čia logiškai išeitų, jeigu mėtytųsi, ta prasme, į vieną divizioną iš kitą. Taip, Laurinai, reikia keli ranką. Man tas irgi, tarkim, nepatinka, kad ta lentelė iš vis, tarkim, ar nebus tik paskui, tarkim, kažkokiu čia, gudravimu, kad, tarkim, ten porą kažkokių varžybų laimėjai, tu pakildai, tarkim, ten iki 8,70, paskui sugalvojai ten
gudraudamas, sakau, ar čia tik mes savo neįkišim pagalių į ratus, kad vėl nusimuši savo parką, nusimuši reitingą vėl ten iki 8,49 ir vėl tu žaisi. Čia aš nežinau, ar čia tas pridės kažkam tais motyvacijos tokių žaidimų žaisti, ar kažkaip tais kvailai atrodys, vienu žodžiu. Ar mes norim, kad tas MA4 divizionas tobulėtų ir eitų į MPO, ar mes norim, kad jisai kažkokiu ten, nežinau, savo povandeninių žaidimų žaistų ir ten, tarkim, pildami mes tą lentelę sukursim normalią terpę tam reikia, žodžiu. Jo, čia turbūt logiškai pasiūlymai, kad čia gal tos tada nereikia daryti tos bendros įskaitos, nes matau, kad čia dauguma vis tiek sutinkam su tuo. Taip, Darius rašo, kad pagal PDG taisyklės yra galimybė daryti išimčių ir leisti žaisti viršijus 8,50, bet tam reikia papildomų sąlygų, tai beveik be šansų, tai reziumė pritarė nedaryti. Tai, žodžiu, turbūt mes link to visi linkstame, kad neapsikraukim ten tais visais skaičiavimais ir išimčių ieškojimų, tai turbūt, kad tada mėgėjus darome mėgėjais. Kol Justas rašo, Skirmantas sako kažką. Ir jeigu darome mėgėjus tam, kad galėtų laimėti žmonės, tai kai lyderiai pakyla, tai dar daugiau žmonių gali laimėti. Tai čia tik prisideda prie motyvacijos dalyvauti mėgėjose tiem, kas šiaip gal nedalyvautų, ar to įdomumo tik padidina bendrai masiai žaidėjų. Tai kas pakyla, tegul kyla ir džiaugiasi MPO to vaibo pagrindinėse varžybose. Jo, okei. Taip, ir dabar dar Justas rašo, kad nėra nei vienam tikslo nusimušti savo PDG reitingą. Su Metics tai kaip ir diena, taip naujiena, bet visada išlieka noras turėti aukštesnį reitingą. Tai jo, čia tas irgi sutinku, kad čia jau PDG reitingą būtų jau labai sudėtingai turbūt jį kažkaip tai mušinėtis, bet visi sutinkam, kad tą paliekame. Ir dabar dar žiūriu, taip. Dar bus kategorija, Darius rašo, kad naujų PDG narių be reitingo, kurie jau žaidžia neblogai, ateis, laimės vieną mėgėjų ir eis iš karto į MPO. Na ir gerai. Viskas tvarkoj. Aš manau, kad dar noriu priminti, kad čia vis tiek bus pirmi metai, pirmas kartas ir mes tikrai po šitos 24 metų sezono, manau, kad tikrai žinosim visus atsakymus ir jau kitiems metams jau busim žymiai protingesni, nes nereikės spėlioti, kaip čia bus. Tai aš kažkaip nebejoju, kad tikrai pasiteisins šita sistema su mėgėjais, žaidėjai tikrai dauguma bus patenkinti, tai mums tas turbūt ir yra svarbiausia. Dar tokį norėjau patikslinti, o jaunimas tai tada loš su MA4? Ne. Mes kaip nubalsavom, tai yra į mėgėjus atvažiuoja tik tais tie, kurie tą dieną gali turėti mėgėjus šventę, taip, tai va, tai jie tik tais atvažiuos. Okay. Žinoma, tie, kurie yra iki 8,50, gali žaisti 2 dienas. Čia nebus, tai tas pats jaunimas gali atvažiuoti pirmą dieną. Ne, viskas ok. Taip. Ir praktiškai gaunas, kad visi turi galimybę, kas nėra aukštesnio reitingo, žaisti ir ten, ir ten. Taip. Jo, ir vyresni, ir jaunimas. Jo. Ir... Tik ten tas techninis klausimas dėl registracijos laiko, kad jeigu jau antrą dieną, tai tada jau mėgėjams duosim tada turbūt porą dienų pailsėti nuo registracijos. Tai turbūt logiškiausiai skambėtų. Taip, Darius vis dar kažką rašo. Šiandien labai daug Darius būtų pasakęs, gaila, jis kalbėti negalim. Bet palauksim. Ar dar turi kokių klausimų dėl šito klausimų, nes kaip ir minėjau, dar vienas mūsų klausimas, klausimų dėl klausimų, nes dar vienas klausimas laukia, tai dėl to nesinori čia mūsų per daug užsibūti ties vienu klausimu, aišku, šitas pagrindinis. Darius rašo, kad negalės sužaisti ir MPO. Čia turbūt turime omeny MPO ir mėgėjose negalės sužaisti. MPO ir MP40 gal, tai jis turėjo omeny, jo, nes skaičiukas iškrito. Jo, negalės. Bet gal užtenka jau? Savo, aš jam siūliu, kad galėtų tai va. Savo sužaist, paskui dar už MPO sužaist, bet Darius nubalsavo, kad ne. Taip, Dariau, pats kaltas, žiūrėk į savo balsavimą. Nėra ten tikrai daug norinčių eiti į tą MA4 iš MP40.
Ne, čia būtų, jeigu tas dienas, tai būtų, Raimis galėtum dar tu dažnai mėgsti už MPO, dar parodyti klasę. Jo, čia jeigu MPO būtų atskira diena. Nieko tokio. Aš šiais metais padurnavojau ir viskas, išėjo oras. Užtenka. Nu, neblogai sekėsi. Tai taip, tada šitą klausimą turbūt galime uždaryti daugmaž, kaip ir minėjau, vis tiek elektroniniu paštu viską dar kartą apsirašysim ir dėl tos technikos ir reglamentų dar susidėliosim ramiai. O dabar norisi, kadangi jau spalis prasidėjo, tai per šį mėnesį būtų šaunu paleisti paraiškų priėmimą kitų metų sezonui, nes vis tiek duotume iki lapkričio ten kažkelintos tartume pildyti savo ramiai, kadangi turim susirinkimą, tai puikiai proga apie tą pakalbėti. Aš tikiuosi žiūrėjot, nes aš dabar jau neturiu, čia atsivertęs negaliu jums pademonstruoti, tai tikiuosi, kad tas paraiškas žiūrėjot formą, jinai nesikeičia. Vienintelis dalykas, ką mums reikėtų apsitarti, jeigu bendrai kažkokių turit pasiūlymų didesnių paraiškai, tai sakykit, jeigu neturit, tai tada smulkiau praeitume. Čia dar buvo parašyta, kad taurės etapas yra 2 dienas, po dieną skirtingam divizionam, tai be abejo čia dabar įrašysim, kad kaip ir nusprendėm, kad viena diena mėgėjams, o visi kiti kitą dieną. Tai čia šitas bus pataisimas. Matau, kad komandiniam čempionate buvo irgi griežtai parašyta, kad 2 dienos, maksimalus komandų skaičius, komandų sudėtis, žaidimo formatas, match play. Ar mes šitą tokį griežtą dar paliekam? Ta prasme, molėtuose išbandėm, neturit pasiūlymų kažkokių, tai ypač organizatoriai, va čia Darius ar dar kažkas, tai ar turit komandiniam kokių pasiūlymų, ką reikėtų keisti, nes jeigu mes keičiam, tai reikėtų ir paraiškoj tada jau aprašyti, kad arba paliekam organizatoriam nuspręs dėl formato, arba jeigu įrašytos, tai tokį ir turim palikti. Darius kol rašo, ir dvejetų ir mėgėjų čempionato formatai palikti organizatoriams. Tai čia manau, kad visai logiška, visai normalu. Jo, komandiniam apibrėžtas žaidėjų skaičius, nes tik tais komandų skaičius, nes tik tiek ir telpa. Tai jo, viskas kaip ir logiška. Tai tiesiog manau, kad bet kuriuo atveju, jeigu čia kažkas norės organizuoti komandinį ir pasiūlys kitą formatą, tai mes jį ir apsvarstysim. Taip, Skirmantai. Ja, mes dabar apie paraiškas, bet tokios bendros diskusijos dar nebuvo, pavyzdžiui, taurės etapų, kiek jų turi būti, ar tiek pat, ar ne. Ir apie čempus tokios apžvalgos, ar, kaip dabar iškilo klausimas, ar viskas tvarkoja ir taip pat darom. Aš galiu tada pakomentuoti, kas yra įrašyta paraiškoje, tai dėl to ir norėjau, kad jūs susipažintumėt, nes ten taip parašyta, kad kviečiam organizuoti vieną iš 7 discgolfo taurės etapų, tai reiškia tauriai 7 etapai. Čia dar jeigu prieštarausit, pasitarsim, bet lyg tai mes tą buvom palikę. Lietuvos discgolfo čempionatas, Lietuvos discgolfo mėgėjų čempionatas, Lietuvos discgolfo žiemos čempionatas, tada dvejetų ir komandinis. Tokios yra 6 skirtingi turnyrai, kuriuos siūlom organizuoti. Ir dabar galim grįžti prie pirmo, kad ar taurės etapų skaičių turite kažkokių komentarų, nes kol kas yra paliktas 7 ir iš tų 7 mes šiemet darėm 5 įskaitinius. Skirmantai, čia tavo nauja ranka jau? Ne. Tai ar turite kažkokių pasiūlymų, ką norėtumėt keisti, ar galim palikti taip, kaip buvo šiais metais? Manau, kad buvo neblogas variantas. Man, aišku, sakau, man tik tais kliuvo, kad tie vasariniai taurės etapai tikrai labai sunkiai užsipildė ir tiesiog gaila pačių organizatorių. Tai nieko čia per daug nenuspręsim, nes mes dabar datų kol kas nedėliosim. Tai kai jau žinosim visas paraiškas turėsim, galėsim kaip valdyba padėlioti datas ir tada tas datas su organizatoriais apsitarti. Tai jeigu mes patys, pavyzdžiui, tų nesiūlysim daryti vasarą, tai tada turbūt ir nereikės kankinti su mažai žaidėjų. Taip, Raimi, gal turi pasiūlymą? Ne, aš ne dėl pasiūlymo, aš paprasčiausiai kažkaip tai praleidau, aš nemačiau tų paraiškų, dabar nesvarbu. Bet aš turiu tokį klausimą dėl praeitų metų, kas man nepatiko. Pavyzdžiui, paraiškose nėra organizatorių parašytas, bent jau preliminarus kažkoks tai, koks jis bus startinis mokestis. Ir kas už tai yra duodama. Pavyzdžiui,
kaip, rėmėjai bus kažkoks paketas, kažkokia suma ar kas. Dabar galimai bus, galimai nebus, jeigu bus, nebus, tokie viskas ant oro išpaišyta. Jokio nėra konkretumo. Nes aš, pavyzdžiui, Jo, aš tau irgi. Tai yra pagal PDG rekomendacijas, ant 50% startinio mokesčio turėtų sudaryti žaidėjo pakas, tai kažkokia tokia vertė gal ir reikėtų nusistatyti mums. Kažkaip turėtų būti konkretumas. Nėra dabar konkretumo, vieni burtai. Ten toj paraiškoj galima tiek priburti nesąmonių, o paskui ir tu to neištesiesi ir tu vis tiek teisus lieki. Matai, mes dėl to ir kaip sakant, taip griežtai neprašom, nes patys suprantam, kad dabar spalio mėnesį pasakyti, žinai, viską, kas ten bus. Aišku, startinio mokesčio, tai jau čia normalus klausimas. Ir matau, kad pavyzdžiui, atsiverčiu kaip tik praeitų metų, šių metų paraiškas, tai komandinio čempionato, pavyzdžiui, prašyme buvo, koks bus mokestis komandai. Aš sutinku, taip, buvo. Bet pavyzdžiui, čempionate Lietuvos, kaip sakyt, vasaros, ten nieko nebuvo. Jo, kalbant apie Lietuvos čempionatą, tai... Aš, pavyzdžiui, laimiu tą dabar, kaip sakyt, konkursą, aš organizuoju čempionatą ir aš taip startinį iš vakaro pasakau, 100 eurų. Ir kaip čia skamba? Jo, mes matau, kad atskiro šito klausimo dėl Lietuvos čempionato, dabar bandau suprasti, ar mes tikrai neturėjom dėl čempionato. Nes man labai nepatiko tas pusiaukelį, tas įėjimas, kai buvo pakeltas startinis mokestis dėl prizų. Va šitas labai negražiai atrodė. Jo. Matau, kad Darius kaip tik turbūt bando atsakyti tau į klausimus, tai bandau užskaityti, ką Darius rašo. Dėl komandinio čia jau skaičiau. Taip, kad daugiau dienų padarysim, tai čia turbūt vis dar apie komandinį kalbą, nors nieko prieš ir palikti atvirą klausimą, bet netikiu, kad daugiau bus dalyvių, jeigu bus daug dienų. Starto mokestis buvo praleistas, jį reikėtų įtraukti. Tai čia kalba apie šių metų, pavyzdžiui, paraiškas. Tai čia aš Raimai tik patiksinsiu, kad mes dabar ne paraiškas čia svarstom, žiūrim, o tik tais pačią formą. Tiesiog tokia, kokia buvo. Viskas gerai, aš tik šiaip pasakiau savo nuomonę. Jo, tai mes dabar galim tada eiti iš karto, čia konkretus pasiūlymus, taip, einu prie šitų klausimų ir galima aprašyti visus. Klausimas turėtų būti, kad tiesiog aprašyti visus finansinius reikalus, turės starto mokestis planuojamas ir išmokėjimą turbūt, ir prizai, turbūt toks galėtų būti. Išmokėjimas ar žaidėjo paketas, galimai bus kažkoks tai ten planuojamas. Nereikia ateitį žiūrėti, čia, nežinau, jau bent jau kažką konkretaus pasakyti. Taip. Jo. Dar noriu patiksinti, kad čia mes, aišku, nebūtinai dabar, kadangi ne visi jūs mato, tai tiesiog jūsų pastabas aš įsirašysiu ir paskui jau mes tą pačią formą galėsim apsvarstyti elektroniniu paštu, kai visi matys prieš akis, turbūt bus paprasčiau. Toliau dėl burtų, taip, gal Darius toliau skaitau, ką rašo, tai manau, kad gali būti laisva, jei kažkas parašys, kad gal bus, gal nebus, o kitas bus konkrečiai, tai tas balsavimą turi tada ir įtakoti. Tai reiškia, kad Darius turi minį, kad jeigu aprašyme bus konkretus paprašymas, o ne burtai, kaip tu sakai, Raimė, tai tada žaidėjai nubalsuos už tą, kuris konkrečiau prašys. Teisingai, taip. Arba dar kitas kelias, kaip Darius rašo, kaip tauriai federacija pati nustato mokestį, jis fiksuotas, o ne organizatorius siūlo. Tai aš nežinau, gali būti ir taip, ir taip. Čia mes Ne, dėl taurės nesiginčiu, viskas gerai. Jo, čia Darius tik klausė, kad gal ir kitiems tai pritaikyti. Aš tai manau, kad mes palikim tauriai tą, ką mes esam nusprendę ir fiksuotą, o organizatoriai tegu siūlo, bet konkrečiai aprašo. Tai mes turbūt taip galim pritarti. Prašys konkrečiai. Dar galiu? Truputį. Taip. Negalima čempionatui ten ar tam pasakyti nustatyti kažkokio startinio mokesčio. Gal organizatorius pasiūlys kažką stebuklingo. Paketą kokį labai šustrą, dar kažką tai. O jeigu bus nustatytas 30 eurų startinis mokestis, jis į tą net telpa. Negerai irgi. Jau turėtų pats pasiūlyti organizatorių. Ačiū. Jo.
Manau, kad puikus pasiūlymas, jo, viskas tvarkoj, prieštaraujančių nėra. Skirmantas klausė, ar dvejektų miksus ar darome. Čia turiu minį Skirmantai, kad tada dvejetų čempionate vieną dieną palikti. Nes miksai, matai, mes miksus padarėm tik tais tam, kad užpildytume antrą dieną. Tokia mintis buvo. Jo, tai čia jie labiau Mykolai organizavai, ne? Bet jas patirtis, liktai miksai nelabai pasiteisino, kaip supratau, mažokai buvo porų. Tai dėl to svarstytina, ar verta 2 dienų daryti. Aš tai dažnai manau, kad kadangi mes, palauk, dabar žiūrim, ar paraiškoje aš esu čia taip griežtai. Ne, matai, paraiškoje yra dvejetų ir mėgėjų čempionatai formatai laisvi. Tai aš manau, kad galim palikti, jeigu organizatoriai pasižiūri šių metų patirtį ir patys turbūt jau nuspręs, kas pretenduos. Galim palikti. Nes pas miksų man tai labai patiko pats formatas, tik jo, gaila, kad, gali būti, kad tiesiog visi sužaidė vieną dieną pirmą ir jau antrą dieną jau ar nebuvo finansų, ar jėgų, ar noro. Tai viskas čia suprantama, važiuoti į kitą miestą 2 dienas iš eilės nėra paprasta. Tai va, tai viskas tvarkoj. Darius vis dar klausė, ar galima nustatyti maksimalų mokestį. Tai tarkim, jeigu įrašo, kad jeigu pasiūlys žaidėjų paketą, kurio 400 eurų vertė, bet starto mokestis 200, tai kiek turėsime dalyvių? Čia toks retorinis klausimas. Aš tai manau, kad jeigu paraiškoj bus parašytas didelis starto mokestis, tai žaidėjai, tegu nusprendžia, jeigu jiems labai patinka visa kita, kas ten aprašyta, ir jie mato, kad yra naudinga už tą tokį starto mokestį balsuoti, tai tegu balsuoja. Nei minimalaus, nei maksimalaus aš nenustatyčiau. Starto mokesčių turiu minį šitiems papildomams čempionatams. Bet svarbiausia, kad jisai būtų aprašytas ir būtų konkretu, aišku, pavyzdžiui, žaidėjų balsuojant, už ką jis balsuoja. Nes mes čia per tos porą metų jau matom, kokios yra klaidos, tai laikui bėgant jas taisom, tai labai tas yra gerai. Taip, gerai. Tai viskas, aš kaip ir minėjau, paraiškos formą aš jums dar kartą persiųsiu, kad tikrai visi matytumėt ir jeigu dar bus kažkokių klausimų, jei pasiūlymų, tai mes irgi pataisysim. Aš tai siūlyčiau, dabar galim gal dar kartu tada padėlioti apie datas. Prisimenu, pernai mes startavom liktai spalio pabaigoje, ar tai lapkričio pradžioje su paraiškom priėmimu ir gruodžio mėnesį leidom licencijuotiems žaidėjams balsuoti ir sausio vidury, ar tai pradžioje paskelbėm rezultatus. Tai būtų šaunu, jeigu mes dabar tas paraiškų priėmimą pradėtume, tarkim, kad ir, nežinau, šios savaitės pabaigoje, per šią savaitę viską apsidiskutavę dar kartą ir tada kiek ten, kokių 3-4 savaičių turbūt užtenka priėmimui šito. Aš tai netgi sakyčiau, kokių porą savaičių, jeigu mes startuojam, kad ir šią savaitę, tarkim, tą patį kokį penktadienį paėmus, spalio 13, gražus skaičius, penktadienis 13, tai 1-2 savaitės ir tarkim, iki spalio 31, šiek tiek daugiau nei 2 savaitės, o žaidėjai per lapkritį savo tegu balsuoja ir gruodį turėsim rezultatus. Aš manau, kad smagiau, kai jau žinai gruodžio mėnesį visų, kaip sakant, kitų metų planą. Galima net tai padėlioti. Tai čia turbūt pašte padėliosim jau dėl konkrečių datų, bet svarbiausia, kad mes jo sutarėm, kad dėl šito klausimo. Aš tik sakyčiau, bent jau 3 savaitės. Galim 3. Jeigu 3, tada galim pradėti anksčiau, ne 13. Bet jo, čia aš manau, kad spalio mėnesį bus labai gražu, tarkim, iki to pačios lapkričio 3. Dar primenu, kad lapkričio ta 1 savaitė ir tai bus pusiau darbinė, nedarbinė, tai tikrai žmonės turės laiko užpildyti paraiškas. Tai lapkričio 3-5 turbūt galėtų būti paskutinė diena, pavyzdžiui. Jo, ir Darius rašo, kad tada paraiškom, tarkim, 3 savaitės, o tarkim, balsavimui daugiau. Ne, atvirkščiai rašo, atsiprašau. Jo, kad balsavimui galima jo skirti 2 savaitės. Beje, kaip matėt, mes aktyvių balsuotojų, primenu, kad licenzijų turim 299, tai 300 ir nepasiekėm kol kas. Gal atsiras dar norintis balsuoti už paraiškas, atsiras bent vienas naujas. Tai iš 300 balsavo 109. Tai čia turbūt dar galima kokių 10-15 surasti, bet matosi, kad 50% aktyvumo nepasieksim. Tai nors būtų smagu, nes čia tik žaidėjai vis tiek klausim apie jų reikalus, tai turėtų kaip ir domėtis tuo. Tai tai tada daug maž nusimanom. Turiu klausimą.
Dabar dėl tų 7 etapų čia mes sprendžiam ką nors, ar ne dar, kaip čia? Buvo čia vėliau? klausimas iškeltas, ar aš kaip paminėjau, dėl 7 etapų, ar norit kažką keisti. Kol kas niekas nieko nesakė, tai dėl to, jeigu Raimai turi kokių... Ne, aš neturiu, aš paprasčiausiai norėjau tokį duoti pasiūlymą. Pavyzdžiui, gerai tie 7 gal etapai, nežinau kaip čia yra aišku, bet ne tame esmė. Yra esmė tame dėl datų. O kaip dabar, pavyzdžiui, vienas nori ten balandį, kitas kovą, kitas birželį, kitas liepą. Aš siūlyčiau, jeigu laimėjo, pavyzdžiui, organizuoti taurės etapą ir tada traukia burtus, kurią dieną organizuos, kad nebūtų kažkokių nesąmonių. Jeigu jiem netinka, tegu tarpusavį tarėsi, keičiasi organizatoriai. Nes Galim dabar tokį... Taip. visi nori dabar, anksčiau, nenori niekas ten vidurvasarinės atostogos, dar kažkas, tai vieniems žolė pjaut, kitiems ne žolė pjaut ir prasideda ginčai. Aš siūlyčiau traukti burtus, ištraukia datas ir tie laimėtojai, kurie laimėjo, pavyzdžiui, organizuotą etapą ir viską, o paskui tarėsi tarpusavį. Aš manau, kad šiais metais mes tikrai tą padarysim, kažką panašaus, nežinau, ar burtai, ar dar kažkas, tai, bet mes turėjom tokią mintį, kad gal federacija kaip tik pati savo nuožiūrą 7 datas parenka ir tada tiesiog kiti organizatoriai gali jų vėl iš karto tartis ir nuspręsti, gal čia gražiai ir išsirinktų tos 7 datos. Tai gerai, 7 datos yra nustatytos, teisingai, jos nustatytos. Ir organizatoriai tada jas renkasi burtų keliu, kada kas organizuoja. Ir nebūtų jokių pykčių. Aišku, Darius irgi sako, kad su burtais blogai. Taip, Arūnai. Kuriuos darys. Arūnai, pakartok, nes... Sakau, tada gali ir federacija parinkti parkus, kuriuose darys. Nes šiaip visuose sporto šakuose tai federacija renka, kur bus, sakysim, ten Lietuvos, koks lengvosios atletikos krosas, tikrai ne bėgikai renka ir pati federacija renka parkus. Taip, mes čia taip leidom demokratiškai žaidėjams patiems išrinkti. Ar nuo to, nežinau, gal geriau? Ne, taip, čia reiktų pasvarstyti tą reikalą, teisingai, tą klausimą. Mes visi bet dėl... Jo. Aš irgi, žinokit, būčiau už tai, kad federacija išrinktų parkus, nes kai žaidėjai pradeda balsuoti, mes jau kalbėjom pernai iš tikrųjų, ne mes, o sena federacija, jau buvo labai didelė kalba apie tą parkų išrinkimą, tai manau federacija turėtų nuspręsti, kur vyks etapai visi. Ir tada ir datas. Aš irgi pritariu. Tokį. Aš irgi pritariu, kad federacija turėtų išrinkti. Su parko, tai sakykime, tokiais kaip valdytojais, nevaldytojais, klubais. Federacija susidėlioja datas, susideda parkus ir siūlo, tinka, netinka. Šiaip visos federacijos tai taip daro. Taip, o kur jūs žaidėjus padėsit? Taip, fainai. Manot, pas mus tik tais čia taip įdomiai, jau kai paraišką baigėm dėlioti, jūs pasiūlė tokią grandiozinę mintį, nes praktiškai tada tų visų paraiškų ir balsavimo nebeliktų. Nes mes priminsiu, kad turėjom nemažai vargo pirmaisiais metais, kai turėjom patys ten kariauti tarpusavį ir diskutuoti, kas ką daro. Viskas ten ir susidėliojo. Tai, tai sakau, nes niekur futbolą, kur nors pamatysi, kad futbolo žaidėjai renka pasaulio čempionatas, kur vyks. Tai aišku, kur visą laiką vyktų pasaulio čempionatas. Tikrai nevyktų ten kažkur. Lietuvoj. Lietuvoj nevyktų, per mažai žaidėjų. Niekad. Koksai futzalas. Nepamirškit, kad dažnai ten gali kitas sporto šakas, ypač tas rimtesnės, didesnės, turime nieko žiūrėti, nes ten ir pinigai daug ką lemia. Mes tikrai nepardavinėjom kol kas savo tų čempionatų. Gal kažkada padarysim. Taip, Skirmantai keli ranką, turbūt Raimės čia dar seną laiko, tai manau, kad tu dabar eilėje. Jo, nuimu, atsiprašau. Mano akimis tai buvo labai įdomu ir viskas gerai su balsavimu ir nežinau, kodėl sako kažkas negerai. Jeigu laimėjo ne tas etapas, bet vis dėlto daugelis už tą kitą ir balsavo. O dabar antras kartas žmonės galės padaryti išvadas iš šio sezono ir gal ten balsuos ar taip pat, ar kitaip. Tai
Man atrodo, nereikia taip labai greitai radikaliai keisti, duokim pabalsuoti bent porą metų, tai tikrai. O šiaip aš tai matau, kad viskas gerai su to balsavimu, labai aišku. Ir žaidėjai įsitraukia, jie, manau, daug įdomiau negu tai, kad federacija čia imtų pasakyti. Ir balsuoja, kaip, negaliu sakyti, kaip nors nelogiškai ar negerai balsuoja. Viskas tvarkoja. Taip, Laurinai. Man asmeniškai tas, kad balsuoja žaidėjai, kaip ir nepritariu, vien dėl to, kad Lietuvos praeitų metų čempionatas, didžiausias turnyras ir didžiausią dalį aktyvių žaidėjų turi Vilnius. Vilnius patogiai savo nusibalsavo už Vilnių, kad čempionatas vyks. Ir ką pasiekoje turime? Turim iš 11 pirmų vietų 9 pirmos vietos Vilniečiai. Tai aš skaitau čia toksai gal nedidelis, gal nežymus, bet didžiausio tokios sąlyginai klubo Vilniaus žaidėjų ir dar tokį pranašumą prieš visus turėti, tai yra tikrai nelogiška, negarbinga. Tas pasiekoje, pavyzdžiui, šiais metais buvo per 3 parkus, kur visi turi vienodas sąlygas, visi turi vienodas galimybės ir iš 3 prizinių vietų tik vienas Vilniaus atstovas. Tai aš skaitau, kad čia daugiau racijos yra visiems kitiems, neduodant balsuoti žaidėjim, kur greičiausiai vėl už kokius pučkorius balsuotų žaidėjai, o federacijai nuspręsti pagal tai, ką pasiūlys organizatoriai ir pagal tą nuspręsti. Laurinai, aš noriu priminti, kad mesgi visus šių metų turnyrus, tai ne mes išrinkom žaidėjų ir būna apklausos, tai vat žaidėjai. Aš viskas supratau, Mykolai, taip, viskas gerai, bet aš tarkim, tai buvo tik tokia ir opcija buvo, tarkim, ten nebuvo, tarkim, nebuvo Vilnius tos opcijos, buvo tokia opcija ir buvo dar kiti kažkas tais, bet jeigu kitais metais, pavyzdžiui, atsiras vėl Vilnius pučkorių opcija, tai aš skaitau, kad bus, biški nelogiška. Bet nereiškia, kad žaidėjai nenorės balsuoti už tą triparkį, o ne už pučkorius. Aš tai manau, kad čia visiems... Jeigu bus tokia opcija, gal tokios opcijos nebus, gal šiais metais, nes tarkim girdėjau atsiliepimų, kad, pavyzdžiui, šiais metais kažkam nepatiko, kad 3 parkuose, nes nėra galimybių kaip nuvažiuoti treniruotis, jau nuvažiuoti treniruotis reikia sau duoti daug laiko, vieną parką išanalizavai, reikia kitą važiuoti, kitą išanalizavai, reikia trečią važiuoti, tokių visokių buvo. Tai tarkim, gali būti šiais metais, ne šiais metais, ateinantį sezoną gali būti vėl, kad tarkim kažkam nepatiko, kažkas norės vienam parke apsistoti ir kadangi Vilnius turi didžiausią tokią žaidėjų koncentraciją ir gerų žaidėjų koncentraciją, tai tada sakau, biški tokia praranda žavesį tas dalykas. Aš sakau, čia nieko negalvojant, kad aš čia kažkokios konkurencijos bijau, ar čia kiti žaidėjai kažkokios konkurencijos bijo, paprasčiausias netame, kad man, pavyzdžiui, parodė tas čempionatas kitų metų, tarkim, parodė, kad, labai tas, tarkim, pučkorių Vilniaus žaidėjų ir pučkorių parkas, jisai neturi jokios principė ten keli procentai tik tais tikimybė, kad kažkas gali ten įkasti vietiniam žaidėjui. Ok. Marūnai, jeigu nori kalbėti, kelk ranką, nes tu dabar čia kalbėjai, bet mes nieko negirdėjom. Jo, tiesiog federacija turi pati nusistatyti, ko mums reikia Lietuvos čempionato, tai įsivaizduočiau, reikia, kad to aukščiausio lygio parko. Ir vėl mes turėtumėm žiūrėti į tą PDG, sakykime, kokie ten rekomendavimų ten parkui. Ne tai, kur čia nubalsuoji, kur tavo arčiau namų, bet koks tas parkas, kad jis būtų, aukščiausio lygio, sakykime, ten ar atstumas ir tas ir anas, tai ten yra, kaip ir pas Estuose Eurotūras, kai vyksta, tai ten matom, kokie parkai ir kokiuose ten jau reikėtų žaisti. Jo, bet tai nereiškia, kad estų žaidėjai neišrinktų tų pačių parkų geriausių, tai natūralu. Aš tik noriu dar kartą užbėgdamas irgi taupydamas laiką, nes aš Justui parašiau, kad mes dar turim 5 minutės. Siūlau nedaryti dabar, nesiūlyti kažkokių tokių grandiozinių pakeitimų, nes mes tą balsavimą turėjom dar tik šiais metais. Kaip ir Skirmantas, siūlau šiais metais 24 dar palikti tą mūsų demokratijos šventę ir pasižiūrėsim 23 lyg tai visiems viskas patiko, 24 kaip išsirink žaidėjai, taip ir bus. Ir jeigu mes matysim, kad norim daugiau kažkokių tai valdybos sprendimų ir panašiai, tai
kitais metais svarstykim, ne dabar iš karto, nesakau, mes jau dabar paraišką matom prieš akis ir sakom, o gal jos davai nedarom. Taip, Laurinai, dar keli turbūt. Ar čia sena? Sena, atsiprašau, sena. Okay. O norėjau pastarauti, tai mes čia dar planuojam biškį užtrukti laiko, nes pats jau... Ką tik sakiau, 5 minutės. Super. Jo. Nes 19:30, sakiau, 10 minučių liko, nes matau, kad čia mes jau daugmaž diskutuojam apie daugiau platesnius dalykus, kuriuos siūlau palikti kitiems metams, nes suprantu ir visas pusės, bet sakau, tam demokratijos tas visas dalykas labai, manau, kol kas labai pasiteisino. Taip, ir dar Dariaus pabandom pabaigai paskaityti, irgi su visom išlygom paliktų demokratijos žaidimą ir taip pat primena, kad Vilnių tai išrinko valdyba, ne žaidėjai. Ir taip, paraiškų vis tiek reikės, nesvarbu, kas rinks, ar žaidėjai ir valdyba. Nu čia neaišku, gal čia pasiūlymas, kad valdyba iškart pasakys, darom Panevėžį ir Arūnas tegu rašo. Tai čia tų variantų įvairių pamastymui, bet sakau, kol kas siūlau palikti, nes mes kaip tik dabar tą paraišką bandom patobulinti, ją paliekam ir vis tiek duodam žaidėjams savo balsą bent jau palikti. Tai dar 3 minutės. Ar turit kažką pasiūlyti, bet aš pabaigai noriu pasakyti, kad viską, ką šiandien aptarėm, dar kartą pašte pasitvirtinsim, lyg tai labai šauniai nemažai padirbėjom ir tada jau paleisim paraiškas ir kitas gal susirinkimas bus lapkritį, kai jau mes turėsim tas pačias paraiškas ir jas galėsim truputį aptarti, pataisyti, kaip sakant, kad būtų aiškios ir gražios žaidėjams ir jas pateiksim balsavimui. Tai turbūt tiek, ne? Ok. Viskas liuks. Turbūt. Geros